potencialiniais klientais. Taip? Tai jeigu čia mes su jumis pakalbėjom apie tai, kaip pritraukiam, tai dabar galvojam apie tai, kaip tuos pritrauktus klientus mes išsaugojam. Taip? Tai pasižiūrim. Pirmas sėkmės trikampis. Kas tas yra? Daugybė mokymų, kad ir kur važiuočiau, kad ir kaip besimokyčiau, visą laiką vienaip ar kitaip tą sėkmės trikampį parodo. Jeigu jūs dabar esate kaip meistras, tai va tiesiog tiesiai šviesiai taip ir žiūrit. Profesionalumas, viskas aišku, aptarnavimo servisas, komunikacija. Tai šitoj vietoj noriu su jumis irgi dar tokią statistiką vieną pasidalinti. Aš dar buvau, ko gero, nežinau, 5 ar 6 metus dirbanti meistrė, kada jau tapau kompanijos Eugen Perma technologė ir išvažiavau pirmą kartą į Paryžių. Ir ten sutikau tuo metu labai žymę plaukų stilistę Leticiją Kastą ir jinai tokia pasidalino informaciją, kad iš 100% meistro sėkmės, jeigu imtume sėkmės formulę, profesionalumas sudaro tik 40%. Ir aš buvau, žinokit, tokiam šoke. Man tada, tuo metu, tokiai pradedančiai meistrė atrodė, tai ašgi tokia esu dar nepakankama, man dar to išmok, dar visko, man tiek daug reikia žinoti ir aš turiu 100% turėti savo profesionalumą. O jinai man, moteris su 40 metų stažu, turinti 10 grožio salonų, sako, kad profesionalumas yra tik 40% sėkmės. Tai dabar praėjus daugybei metų, iš savo patirties galiu pasakyti, kad jinai yra 100% teisi. Ir mergaitės, jeigu jūs jau esate brandžios, bet kažkuri iš jūsų jau ten su asistente dirbate, ne? Dalinkitės tą informaciją. Vat sėkmės trikampis tai yra, paimkim šitos 3 dalys veikiančios sinergiškai, tikslingai viena dėl kitos. At matot, ir trikampis, jis nėra kiekvienas kampas atskiras, jos yra visos susijusios. Bet šitoj vietoj, kokią noriu pabaigti mintį, kad visos 3 dalys yra nuolat reikalingos tobulinti. Mes dažniausiai kaip meistrai, ką darom? Einam į savo profesinius mokymus. Ateinam, tobulinam, o aptarnavimo servisas, komunikacija pas mus dažniausiai yra iš intuicijos. Ne? Tai iš tikrųjų visas 3 dalis reikia mokytis. Ir Lietuvoje galėčiau pasakyti tikrai vieną iš didžiausių tokių minusų, kad mes neturim verslumo mokyklų. Mes neturim mokyklose psichologijos. Mes neturim mokyklose suvokimo, kaip startuoti. Ir todėl daugybę dalykų darom tiesiog iš patirties, tokių klaidų principų. Aš pati neseniai visai vienoj mokykloje vedžiau mokymus ir pas mane buvo saliai 94 gal vaikai. Nes tikrai vaikai, nedaug labai buvo vyresnių. Ir aš jų paklausiau, sakau, kiek iš jūsų jau dabar vedat socialinius tinklus, kad ir kažkaip, ten šleivai, kreivai, belenkaip, bet kažkaip. Spėkit, 3 rankos atsirado saliai iš 90 žmonių. Tai nėra suvokimo, ne? Ir kada tu nežinai tikslių žingsnių, dažniausiai ką? Tu nedarai. Tai visi tie 3 elementai yra labai svarbus. Antras dalykas - kliento mąstymas. Ne? Bet kadangi kliento mąstymas yra labai svarbus, tai aš jį apskritai visoje prezentacijoje labai dažnai kur naudoju. Tai kliento mąstymas yra labai svarbus suvokiant, kad pats klientas sako, aš noriu taip. Man tai patinka. Net knyga tokia yra, klientams tai patinka. Ir ten 52 variantai, kas konkrečiai patinka klientam, ne? Tai vėlgi, grožio paslaugų sritis yra specifinė. Ne visai viskas joje tinka tai, kas tinka kitiem verslam, todėl čia yra tik tai grožio paslaugose dirbantiem meistram, tai kas patinka klientui. Ne? Tai vat yra 7 etapų kliento grandinėlė, reiškia nuo ateimo iki išėjimo. Ne? Tai čia šitoj vietoj dar irgi
Dvi skaidrės parodysiu, ką tiksliai turiu omeny. Ir tos, kurios mane žiūrite ir turite savo studijas, grožio salonų vadovės, tai šitos dalykus tiesiog galite atsiprintinti, atsispausdinti, pasikabinti kambarėlį. Jeigu esate meistras ir jums rūpi jūsų salonas, kuriame jūs dirbate, tai tikrai pasidalinkite su savo kolegom šitais mokymais, ne, tikrai visi tobulėkite kartu, lygiai taip pat galite atsispausdinti, nes jeigu jūs tobulėjate, o šalia meistras, kuris dirba, yra visiškai pasyvus, apatiškas ir jam viskas vienodai, tai jūs taip pat prarandat klientus, ne? Visiems aplinkui reikia mokytis ir augti kartu. Tai kokie tie sąlyčio taškai? Tai pirmas dalykas visada, kaip mus mato klientas, ir mato dviem dalykais. Mato pirmiausiai socialiniuose tinkluose, antras dalykas mato vitriną, vietą, kurioje vietoje mes esam. Tai socialiniuose tinkluose, kaip matote, įsivaizduokit pavyzdį, tarkim, dabartinė jūsų klientė, viskas jai faina, jūs ją gerai aptarnaujat, jinai vienu žodžiu patenkinta ir jinai nueina į kokį nors gimtadienį, vakarėlį, kažkas sako, o, kokia tavo plaukų spalva faina, kur tu vaikštai. Na ir aišku, klientė, pavyzdžiui, jeigu patenkinta tikrai, jinai iš karto duoda jūsų kontaktus ir rekomenduoja, ne? 90%, jeigu ne daugiau, klientų visada įlys į socialinius tinklus pasižiūrėti, kas jūs tokie. Nes žiūrėkit, jinai, kad ir gavo rekomendaciją, jinai dar nori pasitvirtinti. Retai, kas eina tiesiog visiškai aklai, nebent jau ten kaip nors jau plius minus jau kažkaip yra su jumis susidūrusi, ne? Bet dažniausiai pasitikrins, kur jūs esat, kaip jūs atrodote, ne, ką jūs veikiat. Nu, jai reikia būti užsitvirtinusiai, nu taip daro klientai, kad tikrai jinai priėmė gerą sprendimą. Nepaisant to, kad draugė jai rekomendavo. Tai šiai dienai klientai turi tokią jau privalumą. Anksčiau taip nebūdavo, jeigu yra rekomendacija, taip ir eina. O dabar gali tikrai pasitikrinti, todėl tikrai socialinius tinklus bent jau labai paprastai, paprastų formatų tikrai verta vesti. Pamatė. Antras dalykas, įėjo. Pasitikimos ir laukimo zona pas mus iš tikrųjų yra Lietuvoje pakankamai aukšto lygio, tikrai beveik visi klientus pamato, nusišypso ir pasitinka, bet ką aš matau mokymuose, kad labai dažnai, jeigu meistrai atskirai salonuose dirba, atskirai nuomojasi vietas, dažniausiai tik tai su savo klientais sveikinasi, o kito meistro kliento kažkaip taip praleidžia neutraliai. Tai tikrai yra klaida, nes reikia bent jau minimaliai atsisukti, žinai, ir kažkokį tai pozityvų veidą parodyti kliento atžvilgiu. Trečias dalykas, ką didžioji dauguma meistrų praleidžia grožio salonuose Lietuvoje, tai yra dialogas. Tas dialogas, konsultacija arba diagnostika, kurią galima pavadinti, ne? Tai ką aš matau dažniausiai, tai ypatingai tie klientai, kurie jau seniai vaikšto pas mus, ne, kažkurį laiką, tai girdžiu tokią frazę, nu taip pat, ir tai gerai, einam ten, jeigu kirpėja, plauti galvą, ne. Jeigu manikiūro specialistė, žinai, tai irgi supranti, iš karto supranti, nagus įkišo, pradėjo jos vienu žodžiu dildinti, bet aš ir pati visai neseniai buvau iš karto, nieko, absoliučiai jokios informacijos, nei kaip man sekėsi, nei ar ten vienu žodžiu niekas man nesutrukinėjo, kokiu turėčiau pageidavimų, ko norėčiau, maks, ką paklausė, tai kokio ilgio ir kokią formą. Viskas, bam. Atrodo, kad jeigu jinai daugiau ką nors manęs paklaus, tai jai nukris liežuvis. Tai tikrai yra klaida ir jeigu jūs esate veido ar masažo specialistė, lygiai taip pat yra labai gražu, kultūringa ir klientas norėtų, kad jūs pasiklaustumėte jo prieš istorijas, ne? Tai mane pačią kažkada mokino, kad 10-15 minučių iki paslaugos aš turėčiau suteikti klientui tą tokią išsame konsultaciją, ne? Padarykit bent jau savo tokią taisyklę, kad visada 5 minutės. Taip, bent 5 minutės, bet nepraleiskit šito etapo. Ketvirtas, ko nori ketvirtoj situacijai klientas, tai klientas visada labai nori, kad jis suprastų, kas su juo bus daroma. Koks tai yra procesas? Jeigu tai yra plaukų meistrė, tai ką jai konkrečiai darys, ne?
kaip tai paveiks jos plaukus, kaip jinai, nežinau, kokį jinai turės spalvą, kaip ta spalva įplausis. Vat jai reikia suprasti, ką jinai darys. Dažniausiai ateina klientė, atsigula ir jai ten viską ištepa, padaro, nuplauna, nusisuka, čik, pium, pūkšt, 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 kažką sutepa, padaro. Viskas, klientė nieko nežino, nieko nesupranta, jinai negali jūsų rekomenduoti, nes jinai nesuvokia, jūs gal ir viską darot gerai, bet klientui reikia suprasti procesą. Tai savo paslaugai, kurią atliekate, pritaikykite. Penktas, nevyksta dialogas per vertę. Tai šitoje vietoje dar irgi parodysiu atskirą skaidrę. Tada toliau šeštas yra rekomendacijos, kada klientui šitoje vietoje, kai jau viskas eina į pabaigą, klientas labai nori išgirsti, ką jam daryti namie. Kaip prižiūrėti, kuo plauti, ar jisai teisingai plauna. Aš per savo gyvenimą tiek daug girdėjau tokių, verkt kartais norisi, ne, kada klientai, pavyzdžiui, padaro ten kokią perlamutrinę, skaidrę, švarią spalvą ir net neišsiaiškina, kad klientė, pavyzdžiui, turi, žinai, kažkokią psoriazę, ten plauna galvos odai kažkokiom tai priemonėm, ta spalva nusiplauna per 2-3 kartus ir iš tikrųjų meistro reputacija tik tai krenta žemyn, ne. Lygiai taip pat, jeigu, pavyzdžiui, pas jūs esat nagų specialistas, nejaugi negalima patarti klientui, kaip namuose prižiūrėti rankas, ką daryti, kodėl būtent, ten nežinau, jeigu apvertėt žemyn ranką, ne, kodėl negalima klientui pasakyti, kodėl jūs tai darot. Pirmą kartą man tai padarė irgi, aš atsimenu, ukrainietė atvažiavusi pas mus, ne. Aš sakau, ką tu darai? Jinai sako, čia taip reikia, žinai. Ką reiškia taip reikia? Kodėl aš, kaip klientas, mokėdamas pinigus, ateidama pas jūs, negaliu žinoti, kodėl jūs taip darot? Galbūt aš tiesiog vien dėl to jums galėsiu parekomenduoti tuos 27 žmonės, ne? Ir septintas tai yra atsisveikinimas ir ką matau, kokią klaidą didžiausia šitoj vietoj, tai dažniausiai dėl to, kad klientas sumoka pinigus ir viskas taukšt tokia kaip riba. Taip, tai niekaip pinigai ir sumokėjimas ir atsisveikinimas neturi būti suplakta į viskas į vieną vietą. Tai va toks ratas, įsivaizduokit, kaip įėjo, buvo, apsitarnavo, išgirdo ir išėjo. Ir tada rekomendavo arba ne. Taip, tai šitoje vietoje tikrai galima ilgai mokytis ir nesustoti ir klientų aptarnavimo grandinėliai labai paliečiau trumpai, bet tai yra ilgi, turiu net 8 valandų mokymus salone, kada meistram viską išdėliojam iki smulkiausių dalykų.